Sveiki, sveiki. Na ir ką, net į kadrą netelpa. Kokį grožį turiu. Šiandien paskirsiu jums tokį neeilinį, visiškai neeilinį, be galo kokybišką ir restauruotą japonų peilį. Matote, koks peiliukas. Kuom jis man patinka, kad be galo platus ašmuo ir jo geometrija tokia, kad pasiemi realiai niekur nariai nesiliečia net prie lentutės. Norint liesti, reikėtų peilį taip virsti. Tai žodžiu, tiek taip dirbti, labai fainas. Aišku, čia šiandien sugalvojau šitą gana prabangų peilį dėti, nes jo kokybė tai yra be galo rimta. Jis yra restauruotas ir mato, kaip gražiai restauruotas visas. Ir ta pusė, ir ta. Ir jis turi vienpusę nuolydį, tai be galo tiksliem pjaustymam, žymiai aštriau pjauna, žymiai ilgiau išlaiko aštrumą. Ir, sakyčiau, pamiršti, kada jį galąsti reikia, nes plienas tai čia yra be galo rimtas, peilis taip pat. Aišku, pardavimo kaina nėra tokia ir maža, 265 eurai, bet tikrai, kai tokiam peiliui ir nėra didelė. Nematome hieroglifų. Taip, šiam peiliui nesimatys. Iš formos mes matome, kad jis yra tikras 100% japonas, bet hieroglifai, kada taip nori idealiai restauruoti, kartais turi juos panaikinti. Jie tiesiog nusišlifuoja, nes nori pilną geometriją tiek nuolydžio suvesti, o nuolydis šiam buvo senovinis toks pusmėnulis labiau, tiek vienpusę galandinimą padaryti, tiek čia lygus yra šita pusė. Be galo faini peiliai, kas dirba darbo šefo dar kur, tai čia tokį peilį, nežinau, būtų pasikeistų jūsų visas darbo sąlygas. O jeigu virtuviai, taip pat būtų peilis visam gyvenimui. 21 cm tai yra pagrindinis šefo peilis. Tas pats ir namie, jau galim sakyti, pats didžiausias peilis, kai reikia pjaustyti kepsnius kokius, mėsą pjaustyti, daržovės čiopinti, tai nepamainomas dalykas. Ir be to, su vienpusiu galandinimu galima idealiai atpjauti kepsniukus, mėsytę, žuvį, kažką filė pjaustyti, tai čia be galo tiksliai dirba, be galo. Na, galite jį šiandien laimėti. Čia jau kas truputį žmonės protingesni, ne tai norėjau pasakyti protingesni, bet kas daugiau apsišvietė, kas žinot, kad mano žodis, ką sakau, tai ir yra, tikrai jūs statysite ir aišku, kam reikia. Na, bet čia yra kosmosas. Čia jis pilnai restauruotas, turi profesionalų galandinimą ir čia yra kosmosas, žodžiu. Dasikalais greit nereikia, jie galandas į metus 1 kartą, 2 kartus, greičiausiai karts ir į 2 metus kartą galėsi galas žiūrint, kaip dirbsit. Na ir pradedam, iki.